Pirmas pasirodymas Tokijo olimpinėme stadione, misija įvykdyta, į pusfinalį prasibrauta, kokios pirminės emocijos? Emocijos geros, nemeluosiu, kad buvo tikėtasi. Tikrai su treneriu matėm gerą sportinę formą, tai tik reikėjo subėgti gerai taktiškai ir pavyko. Prieš čempionatą buvai užsiminusi, kad būtų gerai, jeigu pavyktų su kokia feitki bėgon subėgti ar panašiai. Čia jau viskas lėmė taip, kad užbėgime bėgot su feitki bėgon. Galbūt kažkokios papildomos emocijos ir jausmai dėl to. Tikrai pamačiau vardą, tai iš pradžių buvo toks, o Jėzau, jau labai galima vieną atidėti gražiai, bet tikrai sunku net apskaitą jausmą, kai stovi prie pasaulio rekordininkės ir turbūt vienos geriausių bėgikių egzistavusių moterų, tai labai geras jausmas tikrai. Įdomus taktinis bėgimas, pasakok apie savo strategiją ir kaip ją išpildai. Tai strategija buvo tik tai stengtis bėgti kuo mažiau distancijos, tai užsidaryti, nes vis dėlto 6 patenka, tai labai didelė tikimybė, kad tos durys atsivers ir mano treneris bus labai patenkintas tikrai taktiniu bėgimu. Nes bėgau ir liko 300 metrų, skaičiavau, tai žiūriu, 7, nereik biškį arčiau, tai buvo būti 6 šiandien, tikrai nepersistengti. Tituluota varžovė aplenkė Mūrą, ar tikėsi, kad ji nepateks net į pusfinalį? Ne, iš tikrųjų buvo ta, kuri padėjo šoną, kad tikrai pateks. Tai kai išėjo paskutinis 100, tikrai žinau, kad dar turiu persijungti ir jau mačiau, kad jinai lyg sunkiai, tai galvoju, teks apsilenkti. Paskutinį kartą šią distanciją bėgai Liepos viduryje. Kaip tavo patobulėjimas vyko iki šiandien ir kiek laiko skiriai šiai rungčiai būtent? Patobulėjimas labiau vyko gal bėgti taktiškai, bet tikrai treniravėmės, kaip matėte, esu registruota tiek 1,800 ir jeigu būčiau norėjusi fokusuotis 800, būčiau gal praleidus 1,5, bet šį kartą tikrai fokusavomės viską 1,5 labiau ir treniruotės atitiko ilgesnės, sunkesnės ir reikėjo daugiau darbų dėti tikrai, nes dar nauja rungtis man tai. Šiandien viena varnelė uždėta, bet laukia dabar pusfinalis. Kas bus svarbiausia iki jo, koks tas atsigavimo procesas, kaip viskas bus dėliojama? Tikrai, kaip ir minėjau prieš interviu, kad šį kartą stengiausi tikrai palikti emociją šone ir tikrai tikėjausi patekti. Forma rodė, kad esu labai geroje vietoje, tai labiau treniravausi, kaip viską įvertinti, kaip pateksiu, kaip atsistatysiu, ruošiuosi eiti miegoti ir palsėsiu ir rytoj laukia kitas startas, nauja diena. Visos varžovės lygios. Kaip tau šiaip šitas čempionatas, pati Japonija ir sąlygos čia? Kas nėra čia, tai sąlygos tikrai nėra geriausias. Teko su autobusu važiuoti iki stadiono 10-15 minučių, nes jų atsarginį stadioną treniruočių renovuoja čionais. Tai jo, pirmas skambutis atvykti į vietą buvo 50 minučių prieš, tai pradėjome apšilimą labai anksti ir buvo kažkaip išmokti, kaip pasėdėti ir susikaupti ir tikėti savo kūnui, kad jis vis tiek liks apšilęs per tą kelionės metą, nes vis tiek sėdėti autobuse ne pats geriausias dalykas prieš startą. Čempionatą atvykai iš stovyklos Aukštikalnėse, kaip jautiesi pasiruošus ir nusiteikus apskritai visam čempionatui? Taip, antrą stovyklą Aukštikalnėse ir tikrai matėm, kad man tiko. Tai susitelkėm tai, buvau labai palyginus netrumpą laiką, virš 4 savaičių, tai stengiausi ir nepersistengti, bet ir tuo pačiu padaryti gerą darbą, nes Aukštikalnės tikrai daug daugiau jėgų išima, negu būnant čia tais, tiesiog jūros lygyje.